Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akciją. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avansą apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Pirmadienio spalio 5 dienos Jurbarko žiniose matysite. Vakar Jurbarke viešėję kariai iš Belgijos ir Liuksemburgo pristatė Lietuvon atsivežtą karinę techniką. Smalininkų senjorų namai atšventė 5 metų sukaktį. Naujoje Jurbarko žinių rubrikoje Kultūros mozaika pasakojimas apie Panemunės pilyje pradėtą pietinio korpuso renovacijos projektą. Interneto kabelio. Už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmiestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje. Vakar 5 Lietuvos miestų – Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Šakių ir Kazlų Rūdos – gyventojai turėjo unikalią progą apžiūrėti į karinių pratybų Baltijos Piranyje vietą keliaujančių Belgijos ir Liuksemburgo karių karo techniką. Po pietų ne tik pasižiūrėti ar paliesti prie turgaus esančioje aikštėje išrikiuotos karinės technikos, ginklų ir karinio sraigtasparnio, bet ir pabendrauti su pačiais kariais susirinko didelis būrys jurbarkiečių. Ką mes šiandien matom būtent čionais Jurbarke, tai yra dalis būtent rengimusi kartu mūsų Lietuvos karių, kartu su belgų ir liuksemburgiečių vienetu. Jie kaip tik atvyko šią savaitę būtent per Klaipėdos jūrų uostą, per Palangos oro uostą ir praleido tam tikrą laiko tarpą būtent pajūryje, karių poligone. Ir dabar būtent jie juda toliau į sekančias pratybų vietas, tai yra Kazlų Rūdos poligonas ir taip pat toliau jie judės į Gaižiūnų poligoną. Tai pakeliui būtent visi šie kariai sustojo tam tikrose vietovose identifikuotose, iš karto suderinta būtent tasgi ir, sakykime, tai parodo, ką jie turi, ką jie gali būtent ir tam tikrus santykius užmezga su būtent mūsų Lietuvos žmonėmis. Jeigu čia pasižiūrėjus, tai būtent šis atvykęs liuksemburgiečių belgų vienetas, kartu ir čia ir lietuvių kariai būtent, jie rodo visą tą savo techniką, karinę techniką, kurią turi. Tai pavardinčiau čianais yra tai, kad visų pirma šaulių ginklai, pamatytumėm čianais ir automatinius jų šautuvus, pamatytumėm kulkosvaidžius, taip pat čia matom šarvuočius Piranyje. Taip pat čia pagrindiniai šitie dalykai. Ir aišku, akivaizdu būtent lygiai tą patį dalyką ir Lietuvos kariai būtent atrodo, ką demonstruoja, ką jie turi, tai būtent visi būtent šaulių ginklai ir kulkosvaidžiai. Pirmieji 52 belgų kariai, dalyvausiantys karinėse pratybose Baltijos Piranyje, į Lietuvą atvyko prieš savaitę. Didžioji dalis iš jų logistai, kurių užduotis buvo pasiruošti atvykstančių dar 270 Belgijos ir Liuksemburgo karių, bei kelių dešimčių vienetų jų karinės technikos, kurią daugiausiai sudarys pėstininkų kovos mašinos Piranyje priėmimui. Laivas su karinė technika į Klaipėdos uostą atvyko praėjusios savaitės antradienio vakarą. Į Jurbarką kariai atvyko iš Tauragės, o galutinis jų tos dienos tikslas buvo brigados generolo Kazio Veverskio poligonas Kazlų Rūdoje. Visą spalio mėnesį vykstančiose pratybose Baltijos Piranyje dalyvauja apie 320 Belgijos ir Liuksemburgo karių, kurie treniruojasi kartu su Lietuvos ir amerikiečių kariais. Šis kartas yra pirmasis, kai kuopos dydžio Belgijos kariuomenės sausumos pajėgų kontingentas atvyko pratyboms į Lietuvą. Liuksemburgo kariai iš tos pačios žvalgybos kuopos, kuri atvyko į Lietuvą, praėjusių metų lapkritį dalyvavo mūsų šalyje vykusiuose pratybose Geležinis kardas 2014. Belgijos ir Liuksemburgo kariai į Lietuvą atvyko įgyvendinant praėjusių metų NATO viršūnių susitikime Velse sutartas saugumo stiprinimo priemonės.
Spalio 1 dieną minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, Smalininkuose įsikūrusiems senjorų namams sutampa ir su jų gimtadieniu. Praėjusios savaitės ketvirtadienį senelių namuose buvo minimos jau 5-osios įkurtuvių metinės. Tačiau šio pastato, kuriuose veikia ši įstaiga, istorija siekia kur kas tolimesnius metus. Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą čia gyveno tvarkinga, gerbiama vokiečių Rosenbergų šeima. Pagrindinėme pastate buvo įsikūrusios šios šeimos parduotuvė, prekiaujanti medžiagomis ir pasiūtais drabužiais. Artėjant karui 1937–38 metais šeima iš Lietuvos pasitraukė, o pastatai, nors ir liko tušti, karą atlaikė. Ilgą laiką buvusiuose tuščiuose ir apleistuose pastatuose buvo nuspręsta įsteigti Jurbarko rajono infekcinę ligoninę, kuri čia veikė iki pat 1994 metų. Vėliau ligoninė buvo perkelta, o pagrindiniame pastate įrengta ambulatorija, veikusi čia 1 metus. Nuo 1995 metų visas pastatų kompleksas ir teritorija liko stovėti be priežiūros. Tuomet čia buvo planuojama steigti senelių namus, tačiau neatsirado privačių investicijų, o iš valstybės taip pat nebuvo sulaukta jokios paramos. 2009 metų spalio mėnesį uždaroji akcinė bendrovė Johinta kartu su partneriais iš Vokietijos nusprendė kompleksą nupirkti ir pritaikyti jį kokiai nors veiklai. Įvertinus situaciją ir poreikį, apleistuose pastatuose buvo nuspręsta įrengti privačius senelių namus, kurie po metus trukusios renovacijos 2010 spalio 10 atvėrė duris. Štai tokia būtų trumpa šių senjorų namų atsiradimo istorija, kurioje viena iš svarbiausių vaidmenų atliko Gintauto ir Editos Navickų šeima. Subūrė nors ir nedidelį, bet labai tvirtą ir darnų kolektyvą. Po 4 metų tolimesnį vadovavimą senjorų namams jie perdavė į dukros Mildos ir žento Dariaus Vasiliauskų rankas. Jauniems, ką tik aukštuosius mokslus baigusiems žmonėms tai tapo nelengvų gyvenimo iššūkių. Sunkus metai iš tikrųjų buvo, patyrėm, kaip ir sakėm, daug šilto, daug šalto. Iš tikrųjų, mums buvo tai labai daug naujų potyrių, naujų kažkokių suvokimo momentų didelių, nes iš tikrųjų mes nesam šitos srities specialistai. Bet aš dar kartą pasikartosiu, kad svarbiausia yra noras. Jeigu tu nori dirbti, tu padarysi daug. O mes, tikiuosi, matosi, kad norėjom labai daug. Pasak Mildos Vasiliauskienės, šiuo metu senjorų namuose gyvena 25 įvairaus amžiaus senoliai. Mūsų namai nėra dideli, bet vėlgi tuo ir didžiuojamės, nes galim kiekvienam atiduoti savo širdį, kiekvieną pašnekinti, žinot, kiekvieną smulkmeną, kiekvieną žmogelį. Tai vietų yra 25, šiai dienai vietos yra pilnos ir džiaugiamės, kad tiek įsidirbom, kad jau pas mus ir norinčių yra, ir laukia, ir skambinasi, ir teiraujasi. Tai tiesiog, kaip minėjom, ir per renginį dirbam ne tik su Jurbarko rajono gyventojais, bet jau kreipiasi ir iš kitų Lietuvos kampelių. Tai tiesiog gera, kad tas darbas, kurį dirbam, įdedam, atiduodam save, jisai yra įvertintas būtent tų paslaugų poreikių. Smalininkų senjorų namai, skirtingai nei tokio paties pobūdžio globos įstaigos esančios Seredžiuje ar Eržvilke, yra privatūs senelių namai. Tačiau pokalbio metu Darius Vasiliauskas šios veiklos nebuvo linkęs įvardinti verslu. Socialinio darbo verslu pavadinti neapsiverčia netgi liežuvis dabar jau mums. Pradžioje galbūt mes sutikom su ta nuomonė, bet dabar tikrai ne. Kadangi tai yra pinigais neapibrėžtinas darbas, jeigu galima taip įsireikšti. Ar buvo sunku? Kaip čia išsireikšti? Norėjau vėlgi pakartoti savo žodį, tą žiauriai sunku, bet taip, labai sunku buvo. Bet aš vėlgi kartojuosi, kad jeigu nori, padarai daug. Gali kalnus tikrai nuversti. Tikrai, žinokit, yra viskas padaroma, reikia tik tai nori. O mes kažkaip buvom patupdyti į tokią situaciją, kad mums nebuvo kelio atgal. Mes norėjome eiti į priekį ir mes tą iššūkį priėmėm ir dabar turim, ką turim iš tikrųjų. Ir norėčiau prisidėti, kad augam vėlgi, kaip vadovai, augam kartu su šitą įstaigą, atėjom tik po studijų, tai ir tos patirties ir galbūt tos įžvalgos tikrai tiek neturėjom, kiek galėtų turėti galbūt didesnę patirtį turintys vyresni žmonės. Tai džiaugiamės, kad turim supratingą kolektyvą, esam kaip vadovai linksmi, optimistiški, gal irgi tai galbūt padeda ir įkvepia ir padrąsina žmonės, vėl paskatina praradus motyvaciją. Tai
tiesiog augam ir tobulėjam ir darbuotojų dėka, ir apskritai pačio darbo dėka. Jau kelintas mėnuo Panemunės pilies lankytojus pasitinka ne tik čia dirbantys gidai, bet ir statybininkai, įgyvendinantys projektą Panemunės pilies pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms. Darbai vyksta per Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmą. Taip pat prie projekto prisideda Lietuvos Respublika ir Vilniaus dailės akademija. Projekto vertė yra 426 000 eurų. Jo metu bus atlikti restauracijos ir pritaikymo darbai, uždengtas stogas, pritaikytos pirmo aukšto patalpos turizmo centrui ir daliai istorinės ekspozicijos. Numatomi pabaigti 16 metų balandžio 30 dieną. Projektą įgyvendinančios Virmaldos statybos bendrovės darbų vadovas Ramūnas Misiūnas, pasakodamas apie numatomus atlikti darbus, apgailestavo, jog tokius projektus tenka įgyvendinti dalimis. Dabar yra šiam etapui užsakyta tai pirmo aukšto, sakykime, tai muziejaus ir ekspozicijų erdvės atkūrimas, restauravimas. Stogo darbai su konstrukcijų atstatymu, stiprinimu, restauravimu, senų autentiškų, sakykime, išlikusių konstrukcijų. Yra angų sandarinimas taip pat numatytas, langų montavimas. Gaila, kad ne viskas dabar yra šiame etape. Yra eilė patalpų dar nesudaryta, sakykime, sutartis, dar nėra tų pirkimų. Yra ir antro aukšto tos patalpos, istorinės labai gražios, kur yra numatomi tie gražieji restauracijos darbai, kur daug tapybos, kur daug yra autentiškų išlikusių visokių elementų. Labai gaila, kad šitie projektai yra ne sakykime, tokiais dideliais darbais gražiais padaromi iš karto, o gabaliukais įskaidomi. Tai pačiam pastatui nėra gerai. Visada technologiškai būtų geriau daryti, kaip sakyt, ir pačiam pastatui, ir pačiam turizmo pritaikymui, tai kuo daugiau, kad tie korpusai atgytų, kad nesimaišytų tie technologiniai dalykai. Būtų labai nuostabu. Nors šios bendrovės atliktų darbų sąraše puikuojasi jau ne vienas antram gyvenimui prikeltas visiems gerai žinomas objektas, toksai kaip Dionizo Poškaus baubliai ar Gelgaudiškio dvaras, darbų vadovas tvirtino, kad restauruoti tokius objektus kaip Panemunės pilis visad yra sunkus ir atsakingas darbas. Šitie objektai yra tikrai sudėtingi, bet taip pat jie yra įdomus. Ypatingai jeigu kalbant apie šitą objektą, tai šitas objektas yra viena iš autentiškiausių, sakysim, tokių pilių Lietuvoje, kurių daugiau turbūt ir nėra. Tai labai džiaugiamės turėdami galimybę pridėti ir savo ranką, ir savo patirtį, atkuriant tokius gražius objektus. Mūsų įmonė be abejo dirba, specializuojasi ant tos restauracijos, sakykime, tokių objektų. Yra eilė objektų padarytų, atrestauruotų, paleistų į gražų gyvenimą. Tai kaip pavyzdys būtų ir Kauno filharmonija, ir Žagarės dvaras, ir Gelgaudiškio parkas su visu ansambliu, ir taip pat Gelgaudiškio dvaras su ansamblio pastatais restauruoti, taip pat ir Grybo muziejus Jurbarke pas jūs yra irgi restauruotas. Taip pat yra ir Dionizo Poškaus tėvynė, baubliai yra atrestauruoti mūsų įmonės. Panemunės pilis nuo 1982 metų priklauso Vilniaus dailės akademijai, todėl visi restauracijos rūpesčiai gula ant jų pečių.
Šios akademijos dėstytoja, architektė ir restauratorė Vida Povilauskaitė, kalbėdama apie pradėtą pirmąjį Pietinio pilies korpuso restauravimo darbų etapą, sakėsi apgailestaujanti, kad restauracijai skiriamos lėšos dalinamos nedidelėmis sumomis, tad visus darbus tenka skaidyti į nedidelės apimties darbus. Labai didelis objektas, sudėtingas, labai daug autentikos ir žinoma reikalauja didelių lėšų. O lėšų stygius visada veda prie to, kad pradėjus darbus paprastai jų pritrūksta, tada statyba konservuojama, tada tuose tarpuose laikotarpiuose pradeda keistis nuomonės, koncepcijos, keičiasi projektuotojai, kartos ištisos jau pasikeitė projektuotojų ir be abejo turbūt ypatingai reikėtų pasakyti, kad per tą laiką stipriai keičiasi juridinė bazė. Taip sakant, yra pridaryta daug projektų, kurių net neišeina realizuoti, nes jie jau iš esmės yra pasedę, jų juridika visiškai kita. Akademijos yra tokia strategija, kad taip visas kompleksas yra suskirstytas, kad būtų galima, kad ir nedideliais gabaliukais gavus nors kokį nors finansavimą per bet kurią tai programą, vis dėlto nestabdyti ir tęsti darbus. Tai va šiuo metu mes kaip tik ir vykdom tokį vieną gabaliuką, todėl kad pietinis korpusas yra parengtas viso korpuso restauravimo, tvarkybos darbų ir pritaikymo projektas. Bet tokių lėšų kol kas nėra. Mes, žinoma, kaip sako liaudiškai, duosim užsakus europiniam pinigam, bet tam, kad nepraeitų ties visi sezonai, kad čia nestovėtų viskas vietoje, atsirado galimybė ir atsirado lėšos iš to vadinamo Norvegų fondo ir tam lėšų kiekiui ir yra iš to didžiojo projekto atrinkti ir nupirkti darbai. Darbai yra parinkti taip, kad jie nebūtų kažkokie tai niekiniai. Tai reiškia, viena dalis tai yra statinio, sakykime, stabilizavimas, jo konstruktyvo, stogo darbai, sandarinimas, reiškia, mūro darbai, kad galima būtų langus, kitus stalios gaminius įstatyti. Tačiau mes žinom, kad tokiem projektam pinigai paprastai duodami ne statiniui, o duodami veiklai. Todėl būtina statybos pabaigoje turėti kažką tai, ką tu galėtum atiduoti visuomenės panaudai. Tai šiuo atveju mes turim tokį labai neblogą atvejį, kadangi šito korpuso pirmajame aukšte po jau veikiančio antro aukšto konferencijų sale liko nesutvarkytos istorinė virtuvė, pilies istorinė virtuvė. Ir po archeologinių tyrimų atsiskleidė, kad ten tikrai yra daug reliktų ir galima joje, kaip ir numatyta, tikrai įrengti tą vadinamą gyvosios istorijos ekspoziciją. Ir tada šitas gabaliukas mums be didelių inžinerinių, kaip sakant, komunikacijų išeitų pajungti bendrai veiklai muziejaus ir turizmo centrui ir tuo pačiu palengvėtų našta veikiančiam viešbučiui, kuris dabar savo recepcijoje turi ir tą muziejinę, kaip sakyti, recepcijos dalį. Trupučiuką jos tarpusavėje jų veikla atsiskirtų sklandžiau, galbūt vieni kitiem ir nemaišytų. Tai va tokie darbai ir vyksta ir labai trumpas laikas, nes iki 16 metų balandžio mėnesio reikia padaryti darbus. Dalis tų darbų yra sezoniški pakankamai. Archeologija, kaip sako, gelbėja tai, kad didžioji dauguma tų darbų yra viduje, tai mus ne tiek sezoniškumas riboja. Turime tikrai statybininkus, kuriais esame, iki šiol nebuvo problemų ir labai patenkinti. Ir naudodamasi progą aš norėčiau padėkoti Jurbarkui, jo žmonėm, todėl kad šitie projektai tada sklandžiai vyksta. Čia mano žinoma nuomonė, bet aš manau, kad daug kas pritars. Vyksta tada, kai yra komanda, kaip sakant, tas, kas negali prisidėti finansavimu pinigais, jų geranoriškumas yra ta pati, kaip pasakyti, tas pats vienas iš didesnių indėlių į tuos bendruosius projektus. Tai šiuo atžvilgiu Jurbarko ir savivaldybė, ir bendruomenė kaimo,
ir statybininkų tas geronoriškumas, tai yra sudaro tas galimybės kažkaip tai visai neblogai šitame objekte tvarkytis. Tai, žodžiu, už tai esam labai dėkingi. Jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo Europa susiduria su didžiausia pabėgėlių krize. 8000 vaikų tėvai valtis įsodino vienus, norėdami išgelbėti juos nuo karo. Gelbėkit vaikus organizacija padeda vaikams pabėgėliams. Padėkime ir mes. Susdami SMS žinutę numeriu 1405 ir rašė kodą 1405. Auka 1,45 €. Neribotą sumą galite paaukoti portale aukok.lt. Dėkoju.